Jokių būdų nedrįsčiau teigti, kad vėjas pilnai gali atstoti, bet tikrai gali ten sudaryti žymę dalį, bent jau, kaip mano minėtus, tuos potencialus, tai yra daugiau negu 2000 megavatų galima būtų instaliuoti, išnaudojus pilnai jūros potencialą ir sausumos potencialą. Išteklis yra išties švarus. Jeigu Europa per metus neišmeta, naudodama vėjo energetiką, neišmeta 110 milijonų tonų CO2, tai pagalvokite, vien Lietuva, turėdama didesnį potencialą, kaip galėtų efektyviai panaudoti tuos apyvartinius taršos leidimus, kurių gauna ir kuriuos galėtų sėkmingai pasigamindama elektrą ne iš iškastinio kuro, o iš atsinaujinančio, tikro atsinaujinančio energijos išteklio, juos sėkmingai galėtų realizuoti. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra mūsų šalyje galbūt pajudės iš sąstingio, jei šį pavasarį Seimas priims ilgai svarstytą atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Tada žaliosios energijos šalininkai tikisi teigiamų pokyčių ir energijos kainodaros sistemoje. Pasak pono Artūro, tam reikia ne tik išsamios alternatyvių energijos šaltinių naudos bei kaštų analizės, bet ir supratimo, kad naudoti vėjo energiją yra pigiau, naudingiau nei tradicinį kurą. Lietuvoje pagaminama elektros energija, kad ir uždarius atominę mūsų Ignalinos Lietuvos elektrinėje Elektrėnų, šiandien yra brangesnė negu kad pagaminama iš vėjo elektros energija. Palyginti galime? Taip, už vėją, kaip minėjau, valstybė moka 30 centų už kilovatvalandę, o Elektrėnai šiandieną valstybėje kainuoja beveik 31 centas už kilovatvalandę. Saulė yra šiandieną technologiškai dar brangi. Hidroenergetikos mes negalime vystyti, kadangi Lietuva lygumų kraštas ir be patvankinės technologijos jos yra neatsiperkančios ir nėra efektyvios. Ir dėl, vadinkime, klimato specifikos, kada upės užšąla žiemą, vėlgi atsiranda naujos ten problemos. Elektros gamyboje šiandieną vienintelis vėjas yra konkurencingas Lietuvoje pagaminamai elektros energijai. Prie klimato kaitos mažinimo galime prisidėti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, jums šis trumpas filmukas. When I organize a party, it's a real party because there's no rubbish hanging about. Everyone writes their own name on their own cup and then we party. And you know what? The great thing is, you already know her name. Tiek norėjome jums papasakoti šiandien. Susitikime lygiai po savaitės. Trumpai dar apie tai, ką matysite kitoje laidoje. Iki. Natrio nitritas, kalio nitratas, antioksidatoriai, natrio skarbatai, natrio... O kiek čia visokiausių atrodo tokių negražiai skambančių pavadinimų? Mes galvojam, kad jie negražiai skambantis ir kad jie yra sveiki ar nesveiki, bet iš esmės tai dar kartą noriu patvirtinti, kad jie yra ne mūsų lygyje, jau ne mūsų kompetencijoje, jie yra patvirtinti ir jie yra saugus. O ir kas yra tas natrio skarbatas, pavyzdžiui? Visas pasaulis šitą produktą naudoja ir šitą valgo. Ir jeigu pažiūrėsim į ilgamžiškumą žmonių, kur yra naudojama, tai nėra įrodyta, kad nėra įrodymų, kad kenkia sveikatai. Paprasčiausia, tai yra žmonės vartodami ir valgydami jau vieną ar antrą kartą šitą naudodami, jų matom, kad jų ilgamžiškumo valstybės yra didesnis negu mūsų bet kurios paimtos. Na taip, sako, kad konservantai konservuoja ir... Nu, galim juokauti. Nieko naujo mes neišrandam, kada yra, sakykime, močiutės laikydavo kaminuose, o mes laikom kamerose šičia. Bet viskas likė sakykime, tik šiandien šitas procesas, kada gamini daug, yra kontroliuojamas, o kamine jis nebūdavo kontroliuojamas.